Tai va. Jo, gerai, toj lemputė. Gerai, taip, lemputė. Tai čia gal tik tai tiek ir užteks padaryti. Šitas. Va, viskas. Yes, man per daug žemintis nereikėjo. Va, aš matot, aš neturiu kelnių šiam kartui. Kauno centre neva sumuštų savo vaikus gynusi influencerė Ieva Voveris dabar turi viešai aiškintis, kodėl neteisingai apkaltino praeivę. Chebra, jūs nenorit va tokiu užbaigti? Ieva Voveris susimušė kažkur gatvėje. Galimai, nežinau. Influencerė tikino, kad moteris sudavė jo sūnui per veidą. Policijai paviešinus vaizdo įrašą paaiškėjo teisybė. Vaizdo medžiagoje matyti, kaip niekieno neprižiūrimi vaikai važiuoja paspirtukais per perėją ir trenkėsi į šalimais einančią moterį. Get got, bro, get got, taip. Saugodamasi praeivė, pasak policijos, vaikus tik švelniai stumteli. Iš Jungtinių valstijų į Lietuvą trumpam grįžusi influencerė Ieva Voveris. Aš tarp kitko kažkodėl žinau šią moterį tik dėl to, kad kažkur, jeigu neklystu, nenoriu jos apkaltinti neteisingai, bet jeigu neklystu, jinai kažkada yra kėlusi nuotraukas savo šūdų, turiuomenį savo išmatų, ir kažką ten, man atrodo, pasakojo apie sveiką mitybą ar kažką tokio su prišiktų tualetu, ar kažkas, ar man vat kažkokie tokie reginiai susiję su šia moterimi. Moterimi, Pauliau, ne moterimi, o moterimi. Čia yra dabar jums įspėjimas visiems, kas valgo, tai nustokite arba, nežinau, skipinkite į vat šitą vat laiko žymą, nes aš radau straipsnį apie tai, apie ką aš kalbu. Ir tas straipsnis netgi nėra labai senas, yra šių metų vasario 4 dienos. 36 metų Ieva Voveris, nuomonės formuotoja ir JAV gyvenanti buvusi olelė mergaitė socialinėme tinkle Instagram pasidalijo apie savo organizme apsigyvenusius parazitus. Ji atskleidė, kad ypač didelis apetitas buvo ženklas paskatinęs ją pradėti organizmo valymą. Vis dėlto Voveris į gydytojus nesikreipė ir tyrimų nesidarė. Gydėsi savarankiškai. Gydytojas įspėja, kad tokiais atvejais nereikėtų užsimti savigydą ir įspėja, kokių klaidų nekartoti, jei organizme apsigyveno kirmelės. Sekėjams pareiškė esanti šokiruota. Kosmosas kažkoks. Savo socialinių tinklų paskyrose influenceriai ėmė skųstis neva skandalingą istoriją. Esą Kauno centre jos 4-oką sūnų ir 5-okę dukrą užpuolė ir 2 kartus į juos rankas smūgiavo kažkokia moteris. Moteris taip pat esą vaikus koliojo, taigi smurtavo psichologiškai, o policija influencerės vaikų nesugebėjo apginti. Mano sūnus tiesiog labai kūkčioja, sako, man trenkė, man mušė, sako, Andželina, kas buvo? Sako, mama, mes grįžtam namo ir sako, tokia moteris. Ir sako, Danielius, sako, pradžiai taip trenkė, paskui sako, per žandą. Ir sako, išvadino visokiais žodžiais. Ir sako, kažkaip sakė. Ir sako, durnius. Kažkaip raminu, godžiu, gal sakau, tu gal užgavai, kažkaip gal ką. Ne, man kad visą dieną pasakoja man ir pasako. Nu vakare, galvo viskas važiuoja į policiją. Moteris, kuri atvyko į policijos komisariatą pareiškimo rašyti atsisakė. Tiesiog jinai pasakė, kad neturi laiko. Atsiprašau, jinai atvažiavo į policiją tam, kad pasakytų policijai, kad jinai neturi laiko? Važiuoja į policiją. Moteris, kuri atvyko į policijos komisariatą pareiškimo rašyti atsisakė. Tiesiog jinai pasakė, kad neturi laiko. The fuck? Tai ko jin ten važiavo? Žinot, čia kaip sakė Paluckai ir Blinkevičiūtės ir Žemaitaičiai gadina politiko portretą, kai paskui man reikia kažkam atsakyti, kad aš esu influenceris, tai man taip per dantis ta frazė išeina dėl va tokių va. Ir be pareiškimo pareigūnai ėmė aiškintis incidento aplinkybės. Apklausę vaikus, suradę juos neva užpuolusią moterį, pareigūnai gavo ir stebėjimo kameros netoli įvykio vietos įrašą. Ieva gerai rašo, žino, kad meluoja, todėl ir pareiškimą nerašė. Dabar ir matote šį vaizdo įrašą, kurio turinys nesutampa su influenceriais žodžiais. Pirmiausia, 2 vaikai paspirtukais atsitrenkė į moterį, o ši vieną kart stumteli vieną iš mažamečių, o gal tiesiog bando atremti paspirtuku lekiantį mažametį. Už tą rankos mostą pareigūnai moteriai skyrė 30 eurų baudą. Vis tiek baudą davė. Nu, tipo, jeigu jau taip jau čia eini, skelbi per visur, ieškai nusikaltelių ir teisingumą ir panašiai, tai net ir už tokį niekniekį jinai vis tiek baudą gavo. Moterį, o ši vieną kart stumteli vieną iš mažamečių. Bet jinai su kažkokiais maišais pareina, ar ne? Nelabai suprantu, man čia taip žiauriai neryšku, neaišku. O gal tiesiog bando atremti paspirtuku lekiantį mažametį. Už tą rankos mostą pareigūnai moteriai skyrė 30 eurų. Padarė kažkokį vieną tokį nudge, atrodo, ir nuėjo, o čia tiesiog vaikai lėkė su paspirtukais per perėją. Bauda kaip už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą. Wow, ir vis tiek gavo baudą, ir tu vis tiek čia tipo nepatenkinta esi. Jinai naudodamasi savo viešumu, man sako tikrai ne visą teisybę, šiek tiek pagražina tą situaciją, nes jinai sako, kad vaikai stovėjo prie perėjos, prie jų priėjo moteris ir pradėjo juos mušti. Čia jau yra
ant tiek melagingos aplinkybės. Aišku, čia jinai gali prisidengti to, kad jinai tiesiog atpasakoja tai, ką jai papasakojo vaikai. Tai tada, jeigu tu nebuvai, nežinai ir visa tavo istorija absoliučiai kabo ant keliamečių ten vaikų pasakojimo, tai gal tada neverta viso to kelti viešumą. Tai tikrai, dėl to mes ir paviešinam tą vaizdo įrašą, kad visi žmonės matytų. Aš viską pasakoju tai, ką man pasakojo vaikai. Ai, nu tai... Ane? Matydami, kad influencerė mama savo sekėjams nepasako visos tiesos ir toliau piktinasi policijos darbu, pareigūnai į Facebooką įkėlė incidento vaizdo įrašą ir žmonėms pasiūlė incidentą pasižiūrėti patiems. Ar mes eisime į komentarus šios publikacijos? Tikrai taip. Pasipylė reakcijų bei komentarų kruša. Jie akivaizdžiai trenkė vaikui, jums viskas gerai. Ai, tai čia tiesiog jos sekėjų tada dabar prie visokių piktų mamų tokių ir tiesiog jos tą patį pušina, supratau. Tai kad jį jam trenkė, todėl kad jis atsitrenkė į ją. Aš tik noriu įsitikinti, ar TV3 žinios šitam reportažui paprašė 2 skirtingų žurnalisčių, kad įrašytų voiceoverius? Jie akivaizdžiai trenkė vaikui, jums viskas gerai. Tai kad jį jam trenkė, todėl kad jis atsitrenkė į ją. Kas čia per komediją? O nuo kada galima kirsti? 3 žmogų pajungia į darbą. Hebra, čia yra vadinamasis profesionalus įgarsinimas. Ne visi TV3 penktadienio filmai tokį turėjo. O nuo kada galima kirsti pėsčiųjų perėją nenulipus nuo dviračio ar paspirtuko? TV3 žinios taip pat rodo incidento įrašą žmonėms Vilniuje ir klausia, kas kaltas ir ką reikėtų bausti. O kur mama vaikų? Geras vienas klausimas. Jo, okei, cool, o tai kur yra šitų mažamečių motina, alio? Nu, aš tikrai nenoriu jų paskui juos ten vaikščioti iki 18 metų. 90% mano sekėjų paleidžia būtent va taip 6, 5, 7 metų vaikus. Nu, aš tai tikrai niekam neaiškinsiu, kaip auklėt vaikų, jo labiau, kad neturiu tokių, bet tu juos paleidai, tu matai kokią situaciją, jie tau tiesiog pasakoja istoriją, tu tą istoriją garsini, tu neturi jokių priemonių patikrinti tos istorijos legitimumo. Gerai, kad policija rado įrašą, nes daug tavo paskelbtų aplinkybių yra tiesiog melagingos. Manau, kad čia didelis burbulas. Kaip ir ne, atrodo, kad jie įvažiuoja į tą moterį, toks jausmas. Bet tai moteriai paskyrė 30 eurų baudą. O, wow. Nu, va, mano reakcija tokia pat. O, wow. O kodėl jinai gavo už ką? Nepagristai. Galim dar kartą pasižiūrėti. Taigi ta moteris nekalta, visiškai. Na, nesumušė, bet, na, ne jūsų vaikas, tai gal. Čia jau gal biški pasenė, kad turi drausminti kiekvieną ten pamatytą nusižengimą. Pasenė, jo, kaip ir senais laikais nebuvo elektrinių paspirtukų, su kuriais į tave galėjo įskristi vaikas, jo. Aš galvoju elektriniai, ne elektriniai. Reikėtų mamai pačiai susimastyti, nes čia labai dar gražiai baigėsi, nes važiuoja netgi per gatvę, matoma, ne? Aš nežinau, kiekvieną savo vaikus gina, man atrodo. O tai gal mamai irgi kokią baudą reikėtų išrašyti? Tai aš ir manau, kad ne 30 eurų ne tai moteriškiai čia kur, o mamai reikėtų ir gal netgi daugiau. Jo, tiesiog sukurkim savo paties administracinę tvarką. Kas nutiks, jeigu išleisi savo vaikus į lauką? Vis vėlgi, aš neaiškinsiu, kaip reikia auklėti savo vaikus. Sutiksiu, kad 11 ir 12 metų vaikai, nu tai jau aišku, kad jie nesėdės namie, nu tai yra aišku, kad turėsi juos paleisti lauką. Bet tiesiog, jeigu tu jau susitaikysi to, kad tu juos paleidi, va taip po gatves lakstyti su paspirtukais, nu geriau, jeigu jie nevažiuotų per perėją, vestųsi per perėją, be jokios abejonės, bet, nu žinai, kelių eismo taisyklių gal dar neišmokino 11-12 metų vaiko, fine, nu tai tada ką, nu tai grįžo, kad čia mus sumušė, pripasakojo istorijų, nuramini tos savo vaikus, pasakai, kad nekreip dėmesio, viskas gerai, šiaip matai, kad vaikas sveikas, visi sveiki. Ai, okei, tai ką man papasakojo mano 11 metų sūnus, aš papasakosiu savo ten, nežinau, 170 000 sekėjų ir čia tipo prasidės kažkokia dabar raganų medžioklė, nu čia tai debilizmas. Bet influencerė mama pyksta, kad pareigūnai jai net prašomi neparodė vaizdo įrašo dėl neva duomenų apsaugos. Kodėl mes tada visi matom šitą įrašą? Ar čia nebus, kad jin tiesiog vėl meluoja? Tačiau vėliau ta pati policija vaizdo įrašą išplatino viešai. Ir jinai nėra nei proceso dalyvė, nei kažkokia, ta prasme, taip, jinai yra vaikų motina, bet jinai, jeigu būtų rašysi pareiškimą ar būtų proceso dalyvė, tai tada ir tos teisės yra šiek tiek kitokios. Tai jin tiesiog fucking meluoja ir viskas. Labai liūdna man šioje situacijoje, kad va tai va, man tas video nerodomas. Dieve, tu mano, tai aišku, kas bus pati didžiausia auka. Kokia nors, aš nebejoju, fucking milionierė iš JAV atskridus in... Jezu, voverė. Kas čia per... Sorry, ne. Sorry, wrong one. Jie rašo, tai kad bankrutavus jie ar skolų belenkiek turi to Amerikoje. Aš neįsivaizduoju. Aš skaitau komentarą, aš absoliučiai neįsivaizduoju. Tiesa, to paties straipsnio, kurį mes skaitėme apie Kirmėlės antraštę, yra Kirmėlės užpuolė milijionierės Ievos Voveris organizmą. Išdavė vos vienas simptomas, nesvarbu, bet, nu, čia jinai yra įvardyjama kaip milijonierė, tai...
Sparkly Blue Lights rašo gerai, tu patikėjai vaikų melu, viską iškėlė į viešumą ir tik ko tikėjais medalio, nu iš tikrųjų, what the fuck. Divos gyvenimas, viskas be pagražinimo, tik labai daug proto parduotuvė turi. Divos gyvenimas, e-shopas, mama influencerė. Visi blogiausi raktažodžiai, kaip įmanoma. Viešinama socialiniuose tinkluose, dar su tokia kaip ir pašaipa, paniekinimu. Su pašaipa ir paniekinimu. Pažiūrėkite vaizdo įrašą ir vertinkite patys. Žinoma, nuomonės formuotoja Ieva Voveris kaltina policiją aplaidumu priėmus neteisingą sprendimą. Ji teigia, vaikai išėjo priduoti butelius į taromatą ir grįždami stovėjo prie perėjos, o tokia moteris pradėjo mano berniuką mušti, trenkė jam per žandą, po to sudelnų į kaktą ir išvadino vyriausiais keiksmažodžiais. Peržiūrėjus vaizdo įrašus, nustatyta, kad viskas vyko kitaip. Įraše matoma, kaip mažamečiai vieni miesto centre važiuodami paspirtuku per pėsčiųjų perėją atsitrenkė į pereiti gatvę bandžiusią moterį. Ji ranka atsitveria nuo smūgio, pastumia vaiką ir nueina toliau, vaikai nuvažiuoja. Smurtinis elgesys nėra užfiksuotas. Dėl šio įvykio policija pradėjo administracinę teisiną. Dėl nedidelio viešos tvarkos pažeidimo moteriai surašytas protokolas. Siekiant apsaugoti vaikus, įstatymai numato pakankamai sudėtingas procedūras. Todėl patarėme verčiau laikytis nustatytų procedūrų, o ne ieškoti kaltų socialiniuose tinkluose. Dar su tokia kaip ir pašaipa, paniekinimu. Su pašaipa ar paniekinimu? Kur? Mes šito reportažo metu galėjom čia kur nors apačioje turėti melo counterį. Tiesiog kas kart, kai jinai meluoja ding 1, ding 2, ding 3. Kitaip tariant, jeigu pamiršote parašyti pareiškimą, užtektų pameluoti. Šiaip sakyčiau, kad šis TV3 reportažas yra su pašaipa ir su paniekinimu. Va šitas reziumė. Ir policija paviešintų su jumis susijusio incidento įrašą. Tad nebereiktų jo reikalauti sudėtingų biurokratinių būdų. Va reportažas tai užsibaigė su pašaipa ir paniekinimu. Policija viską idealiai nudirbo. Visos dienos gražios, bet šita gražiausia. Visos dainos geros, bet šita geriausia. Vien tik tau išaušom, vien tik tau dainavom. Nes šita daina yra vien tik tai tavo.